oltušim šakėlį, neilgai tu žaliuosi, neilgai tu žaliuosi. Jau auga, auga tėvo sūnelį, žada tave nukirsti, žada tave nukirsti. O ką darysi, ką jūs darysi, iš mano liemenėlio, iš mano liemenėlio, iš liemenėlio juodą laivelį, ant šystovo vandenėlio, ant šystovo vandenėlio. Ei, duoda leidžia mama dukrelę, į svetimą šalelę, į svetimą šalelę. O mes išleidom mūsų sesytę už jūrų, už maračių, už jūrų, už maračių. Čia negirdėsi gaidelių gieda, močiutės gailiai verkia, močiutės gailiai verkia. O jei jūs mane retai lankysit, jūs rasit mane smutną, jūs rasit mane smutną. O jei jūs mane tankiai lankysit, jūs rasit mane linksmą, jūs rasit mane linksmą. Moteris, ar girdit? Girdim. Piemenys karves pargina, ale jos vėl baubė nepriėdė matyt, kailis pilnas smėlio, byra visur. Tai kad popojo ant galvų lipa, ne tik karvėms, bet ir mums to nebebus vietos. Ar dar negana mums vargų? Jau ir taip vos galą su galu skudurėm. Žuvies vos užtenka prasimaitinti. Dievuli maloningas, nepalik mūsų, neatimk namų. Bepigu tiem žemininkams aname krante, jų pievos vešlios, o žolė kaip mūras. Mūsų namai čia, kopose, ir turime gyventi, kur mus Dievas paskyrė. Namus išardysim ir perkelsim, jiem neskaudės. Svarbu, kad mūsų žvėjai, visi sveiki grįžtų ir tinklai būtų pilni žuvies. Tik nesavametino laukti. Ar tik ne tavo vainikėlis, mačiau ten mariuose, lauodė. Palik ramybėj našlaitėlio, nu papijok tu Dievą. Miela
Aš esu Dovydas Gotfridas Zudunhovijus, kunigauju Karvaičiuose nuo 1754 metų. Po 24 valandas trukusios audros smėlis beveik pasiekė klebonijos stogą. Dar vakare uždariau langinės vakarų pusėj, o ryte jos jau buvo užpustytos ir niekada nebebus atidarytos. Per paskutinę parą šiaurės vakarų vėjas buvo toks stiprus, kad praktiškai palaidojo kleboniją. Jautiesi taip beviltiškai, nes esi laidojamas ir turi tūnoti tamsoje. Esu Eduardas von Jachmanas, 1825 metai. Prūsijos karaliaus Friedricho Vilhelmo III įsakymu išsiųstas vizituoti padėties Kuršių nerijoje. Šitie žmonės visai nejaučia meilės savo žemėje ir visai ją nesirūpina. Jau didelius plotus yra apėmę pūstymai, o jie toliau gano savo gyvulius, kurie sutrypė paskutinius miškų likučius. Iš to aišku, kad jei norima, jog šis lopinėlis nebūtų visiškai paverstas dykuma, turi būti valstybės lėšomis imtasi priemonių. Kaupa mums primena plėšrūną, kurio nudobtas grobis yra miškas. Ji naikina jį žingsnis po žingsnio ir daro taip užtikrintai, kaip likimas. Oi mega, mega, salados megelė. Oi mega, mega, salados megelė. Atsigulėsiu į girėlį tarp dviejų pušelių. Atsigulėsiu į girėlį tarp dviejų pušelių. Vėjelis pučia, girėlė ūžia. Vėjelis pučia, girėlė ūžia. Ten ir salados poilsėlį tarp dviejų pušelių. Ten ir salados poilsėlį tarp dviejų pušelių. Oi mega, mega, salados megelė. Oi mega, mega, salados megelė. Atsiguliau į svirnelį tarp dviejų mergelių. Atsiguliau į svirnelį tarp dviejų mergelių. Vėjelis pučia, svirnelėje ūžia. Vėjelis pučia, svirnelėje ūžia. Čia ir saladus poilsėlis tarp dviejų mergelių. Čia ir saladus
poilsėlis tarp dviejų mergelių. Vyrai pas Deckaitį su klebonu troboj užsidarė. Šnekasi, ar jau dabar kraustysimės, ar rudens palauksim? O ko laukti? Ko laukti? Kol kopą mus visai iškel, iki žiemos turim rasti kitą vietą. Smėlio pilni namai, o po geros audros ir paskutinę sieną išvers. Mano martelė turi gimdyti po mėnesio, gal dar palaukim. Pagimdys valtyje, nei pirma, nei paskutinė. Nekarsėk, vyrai turi naują namą, bent pastatyti naujoje vietoje. Tiek truks ne vieną mėnesį. Ir pastatys. Man jau gana. Nenoriu kraustytis dar kartą. Ta nauja vieta neilgam. Mes keliausim į Švarcortą, nuplukdysim kurėnus savo trobą ir taip išgelbėsim namus. Kažkada ir ten užpustys. Smėlio niekas nesulaikys. Miškus skirtom, kad ganyklų daugiau turėtume, kad laivus turėtume iš ko statyti. Dabar mokam štai. Dievas mus apleido. Baudžia už godumą. Likom vieni patys su savo nuodėmėmis. Iš trejų kampų vėjų žespūti, rytino baltus viltužių, rytino baltus viltužių, iš trijų valsčių bergždžiai jonių, žvalgavo tėvo dukrytė, žvalgavo tėvo dukrytė, o tu pirmasis mielas sūneli, kado mano mergytė, kado mano mergytė. Aš dovanosiu mergytei mano puikius šniūruotus batelius, puikius šniūruotus batelius. O tu antrasis mielas sūneli, kado mano mergytė, kado mano mergytė. Aš dovanosiu mergytei mano balto sidabro sagtelę, balto sidabro sagtelę. O tu trečiasis mielas sūneli, kado mano mergytė, kado mano mergytė. Aš parsivedinsiu mergytei mano dvi žaliuojantį žolelį, dvi žaliuojantį žolelį. Aš nežinau, ar atsiras kada poetas, kuris sugebės aprašyti besikraustančių paskutinį žvilgsnį į jų buvusį gyvenimą. Jų klajones suvargana manta, ieškant naujos vietos, naujo namo statybai. Jo didenybės Prūsijos karaliaus
Friedricho Wilhelmo III įsakymu vyrai toliau eina į marias, žvejoti kaip priklauso. Moteris taipogi rūpinasi vaikais ir visų ūkiu, o našlės, netekėjusios ir jau vaikus užauginusios pagal prievolę turi eiti prie jūros ir dirbti prie kopų tvirtinimo. Šis įsakymas yra privalomas ir niekas negali jo pakeisti. Pagaliau įsikūrėme naujoje vietoje. Dėkui viešpatė, čia yra visko, ko jums reikia. Vyrai kurėnais visus daiktus parplukdė ir namus iš naujo sustatė. Senojoje vietoje liko tik mūsų prisiminimai. Tėvų kapai liko po storu smėlio patalu, ilsėkitės ramybėje. Galbūt čia išmėgsim Dievo ilgiau pabūti. Karalius Friedrichas Vilhelmas III juk tiesia mums ranką, žada mus iš vargų išgelbėt. Eisime į kopą žolių sodinti jau rytoj. Ne tik žolės, darysim žabų tvoreles, bus sunku, bet juk pajėgsim. Turit žinoti, kad nuo jūsų darbo priklausys mūsų gyvenime. Ar užgrius kopą dar kartą, ar sužaliuos miškai. Ir jūs tikrai galvojat, kad šitas mažas augalėlis sustabdys smėlio kalnus? Netikiu. Su Dievo pagalba ir mūsų triusu turi įvykti stebuklas, juk kažko reikia tikėti. Gal tikrai reikia tikėti. Pasėjau kanapę rūtą, ant marių krantelio rūtą. O žiūrėti, vėjelis pūtė, o žiūrėti, vėjelis pūtė. Užaugo kanapė rūtą, ant marių krantelio rūtą. O žiūrėti, vėjelis pūtė, o žiūrėti, vėjelis pūtė. Nuroviau kanapę rūtą, nuo marių krantelio rūtą. O žiūrėti, vėjelis pūtė, o žiūrėti, vėjelis pūtė. Numezgiau tinklelį rūtą, prie marių krantelio rūtą. O žiūrėti, vėjelis pūtė, o žiūrėti, vėjelis pūtė. O žiūrėti, vėjelis pūtė, o žiūrėti, vėjelis pūtė. Prigijo žali žolinėliai ir sustabdė smėlio kalnus. Tada jau atvažiavo čia žmonės ir pradėjo statyti namus daug didesnius ir gražesnius, nes jų nieks nebeišardė ir kraustytis nebereikėjo. Po kurio laiko ir ganyklos atsirado ir karvių vėl nusipirko, bet vėjas jau buvo nurimęs ir miškų nebeišpustė. Ir iki šiol jie gyvena gražiojoje Kuršių nerijoje, tik dabar jau kopas saugo, kad jos miškais neapaugtų.